Labas, draugės ir draugai. Neturiu balsą. Užtinimas 3000. Dabar yra rytas. Aš vėluoju pusvalandį pas savo kirpėją. Žinot, kai diena prasideda siaubingai, o šiandien man yra skrydis. Tikriausiai, kaip ir supratot iš pavadinimo vlogo, kad skrendu į Londoną. Tai va, tokios naujienėlės. Ir paklausiau draugio, ar nieko prieš, kad filmuosiu vlogą. Tai sakė, ne, viskas gerai. Tai va, tai iš pat ryto aš varau pas savo kirpėją, kurį jau matėt. Gal jo nematėt, bet matėt mano šukuoseną, tai noriu tokios pat šukuosenos. Ir tiek, tai varau su savo partnerė ir su Laura. Tai matėt ir mano praeitose vloguose. Vakar dariausi manikiūrą, pasidariau to pas mus vadinasi kaip jie migdolų formos. Tai nežinau, gal pas jūs irgi tai vadinasi. Tai va taip, su šimeriu. Nežinau kodėl, bet tas šimeris man kažkaip labai patinka pastaruoju metu. Oras yra siaubingas, gerklę skauda, bet jo, vis tiek laiminga, kad varau į Londoną. Labuka. Na ką, mano jau šukuosena padaryta, šiaip daro, praeitą kartą, man atrodo, darė, neprisimenu, 3 kartus dariausi pas šitą kirpėją. Ir vieną kartą darė jisai ir 2 kartus darė panelė. Tai kai daro panelė, man ne visiškai patinka. Nes, pavyzdžiui, šita pusė, nors nežinau, kažkaip keistai man. Nice, bet keistai. Jisai tikrai geriau padaro, nes, nežinau, kažkaip, man atrodo, bangelės turėtų nuo aukščiau prasidėti, o jūs kažkaip pamatot, kažkaip nuo čia. Nežinau. Tai ką, aš jau po šukuosenos, lyja, aišku, visą dieną Marselį, tai išsileis mano tos garbanus neužilgo. Atlėkiu iki savo Airbnb, nes čia laikau savo lagaminą didelį. Tai pasisimsiu lagaminą, tai jo, po pietų mes išvarom, aš dar net neturiu lagamino. Aš kažkada, kai nuomavau ir antrą savo butą Airbnb, buvau visus daiktus nuvežus pas savo vieną iš geriausių draugų ir tai turėjau pusę daiktų tenais. Tai dabar pasiėmiau kelis daiktus iš jo, dabar varau pasiimti lagaminą ir lėksiu tikriausiai pas savį jau kraustis lagamino. Imu didelį, nes tiesiog noriu šopintis. Aišku, gali būti, kad iš vis nieko nenusipirksiu, gali būti, kad daug ką nusipirksiu. Tai tiek, viskas likia į Airbnb. Na ką, atvariau į savo butą, vėl susierzinau, nes tiesiog ne viskas taip, kaip man patinka, kad būtų. Aš nesuprantu, ant kiek tau turi nerūpėti tiesiog žmonių, vienu žodžiu, aš jau kaip jums ir sakiau, žmonės, kai tai ne jų nuosavybė, kai tai ne jų verslas, kai tai ne jų kažkoks dalykas, tai tiesiog savęs neinvestuoja. Vienu žodžiu, nepasakoju apie šitą. Norėjau jums parodyti, gavau Revoluto kortelę, užsisakiau Special for London, nes šiaip aš ją turėjau jau labai senai, bet net fizinės neturėjau iš jos iš tikrųjų. Tai užsisakiau Ultra, nes su Ultra mačiau, kad yra labai daug draudimo, labai kelionėm gerai iš tikrųjų. Ir lounge oro uoste yra nemokami daug kur. Tai va, tai atėjo kortelė, va čia, žiauriai, tikrai geras marketingas jų, tai atrodo va taip. Išsitraukia, atrodo kaip kokia, gali tiesiog kaip trofėjų pasidėti, tai labai nice įpakuota. Čia nusiema, man atrodo, jo, ir nerodysiu, aišku, numerio, bet kortelė atrodo tokia platininė, tai va, žiauriai fainai, labai džiaugiuosi, tai pasiėmu ją į Londoną, šiaip gal net ir nereikia, bet turiu be kontakto, bet visko gali būti.
Tai va, hebrytė, viskas, pasiėmiau aš savo lagaminą ir likiu namo. Bandau aš įdėtis daiktus, bet neišeina. Žodžiu, parodysiu toj savo lagaminą, savo geltoną į lagaminą, kurį turiu nuo Tuniso, dar kai draugavau su savo eksu paskutiniu, kurį matėt mano vloguose, aš jį nusipirkau tenais. Ir istorija tokia, kad aš buvau Šri Lankoj čia ne per seniausiai prieš kelis mėnesius. Ir aš šitą istoriją dievinu pasakot, bet gal ne taip juokingai papasakos, nes jau 100 kartų pasakau. Ir mano lagaminas pakliuvo po dramblio kojo. Bet aš nesugebu naujo nusipirkti, aš galvoju, nusipirksiu, bet visą laiką kažkam prireikdavo pinigų, nes noriu tokį fainą kokį lagaminą nusipirkti brangesnį, bet vis galvoju, ai čia tam reikia. Ir nusipirkau, tai vešios tą sulakstytą lagaminą į Londoną, nes neturiu kitokią. Tai klausykit, varomės Šri Lankoje su vairuotoju, su tuktuku. Ir, žodžiu, aš vieną tuktukę gale ir gal rasiu kur nors video, kaip atrodė tie drambliai ir kaip atrodė mano lagaminas po to. Žodžiu, ir važiuoju ir yra toks kelias, pasakiškas, drugeliai skraido, aš nežinau kokia, 10 km mes važiavom. Buvo drugelių kalnas, bet tiesiog kaip pasakoju, drugeliai balti skraido, milijonas. Labai gražu, važiavam, dramblys, žinai. Ir sustojam, žodžiu, aš prieinu prie dramblio, čia pasisveikinu, bla, bet atsargiai, čia dramblys, tai sustojam, toliau šiek tiek negu dramblys. Tai aš jį paglošiu, visą kitą, ir varom toliau. 2 dramblys, 3 dramblys, ir galvoju, matau 4 dramblys. Ir galvoju, blemba, jau gal nebebus, nes, jų sutikti tiesiog keli yra pakankamai reta, nes jie būna arba tose rezervaruose, arba, tiesiog dienos metu taip stovint keli, tikrai ne dažnai kur pamatysi, žinai. Ir sakau, sustok šiek tiek toliau, kad, jeigu jisai bėgs, kad galėtume pabėgti. Ir jisai sustoja, vienu žodžiu, paraleliškai. Čia yra dramblys šalia ir mes. Ir dramblys prieina ir aš tiesiu ranką ir dramblys tiesiog straublį kiša į tuktuką, į galą. Jis kiša tą straublį į galą ir jis bando mano lagaminą ištraukti iš manęs. O tuktukas, žinot, tiesiog gal metro pločio. Ir aš galiu su tuo straubliu, čia man tas straublys, aš stumiu tą straublį. Ir dramblys tiesiog pasiema mano lagaminą, jisai jį pradeda įtraukti. Aš stumiu, ten laikiau tą lagaminą, irgi nusibrozdinau, gal nuotraukas rasiu, dar įdėsiu. Ir, žodžiu, yra tuktuko, kaip čia, matot, čia tas langas ir lagaminas, va taip, tiesiog, jisai paraleliai, jisai gulkščiai, tiesiog, jisai bando traukti, bet jisai stringa tam tuktuke. Ir vairuotojas, paleik lagaminas, ko ne, mano visi daiktai tenais, ta prasme, tai buvo vidury kelionės. Sakau, ne, palik lagaminą. Ir tuktukas verčiasi, nes dramblys yra žiauriai stiprus gyvūnas. Ir jis kažkaip ištraukė tą lagaminą ir jisai stoja ant lagaminą, jis visas sulinkęs. Mano lagaminas! O klausit, kodėl mes neišvažiavom tiesiog, nes tiesiog dramblys ant tiek stiprus, kad tuktukas jisai nejuda iš vietos. Ai, dar yra video, kurį siuntė kiti keliautojai, kur užpuolė vieną autobusiuką. Tai jūs įsivaizduokit, jeigu jūs dabar pamatysite tą video, kur autobusiuką puola, tai jūs įsivaizduokit, kai tuktuką tiesiog puola, kuris yra 10 kartų lengvesnis negu busiukas.
Check it out, guys. He's got his trunk in the car. My God. Oh, no. Whoa, whoa, whoa. They're throwing stuff out, but it's not working. Oh, it's got their bag. Oh, squashed all their bags. Oh. Nu, žodžiu, ir jisai tą lagaminą mano, nu, tiesiog norėjo sulaužyti, kad pažiūrėt, kas viduj, nes valgyt norėjo tas dramblys. Ir aš vairuotojui sakau, užvesk tuktuką, sakau, ir kai jis pasakysiu 1, 2, 3, su 3 varyk, nes dramblys jis lėtas, stiprus, bet lėtas, jis pakelia tą koją ir traiško tą lagaminą. Ir tuo momentu, kai jis pakėlė koją, aš tiesiog lagaminas 30 kg sveria, aš nežinau, iš kur jėgų pas mane atsirado. Aš traukiau tą lagaminą, sakau, 3! Ir su 30 kg rankomis tiesiog pavažiavom toliau ir dramblys nesivijo, ačiū Dievui mūsų, jisai išėjo į kitą pusę. Tiek joko buvo, žodžiu, tiesiog norėjau šitą istoriją papasakoti. Tai va, sorry, čia dar pas mane po remonto daiktų guli. Tai, mano lagaminas atrodo taip, nu gal ir netrodo, kad jis labai čia sutraiškytas, ne, nesimato. Bet esmė tame, žiūrėkit, kokius geltonas, matyti gal palaikė, kad čia bananas, tas dramblys. Tai čia jis neišsitraukė, nes buvo sulinkęs visas va šitas va dalykas, tai jis tiesiog neišsitraukė. Nu, ir jis buvo visas sulinkęs, bet jisai šiaip kokybiškas yra, matot, jis labai toks kaip neguminis, bet kaučiukinis gal lietuviškai, ne? Tai, ai, va, čia matosi, va, matot, kaip buvo sulinkęs visas, sutraiškytas, tai dar gerai, čia jisai man atsigavo. Bet va toks va juokingas mano geltonas lagaminas, ai, beje, naudojus progą, tada gal žinot kokių gerų brandų, kurie nebūtinai ten papigiai, gali šiek tiek ir brangiau kainuoti, bet kad bent, nu, įperkama būtų ir kad būtų kokybiški, vat grinai, va toks idealiai, nes jisai yra kietas labai, nes būna va tokios medžiagos, bet jie tiesiog va pats palenkia ir jis skyla. O čia va nuo dramblio, žiūrėkit, tik tai koks dalykas liko, va matas čia, kad jis nelygus. Tai va, tai patarkit, kokiu lagaminu man pasiieškoti. Etienne, on a commandé première classe London. Chiquitas! Na ką, tai man šiandien pirma integravimo diena, tai pasiėmiau kiaušą salmoną ir šiandien pirmą kartą po 3 mėnesių, gal net ilgiau, ragausiu avokadą. Pasiėmiau šaltos kavos, čia bus Anja salmono taustas su labai gerai kiaušas padarytas. Nu ir avokado taustas. Skanaus. Jau tiek metų filmuoju video ir tik dabar pamačiau, kur galima rašyti balso įrašą jau ant nufilmuoto video. Tai aš jums greit papasakosiu, ką mes veikiam Londone, nes video bus tikrai labai nedaug. Tiesiog norėjau praleisti kokybišką laiką su draugiam ir mažiau kišti tą kamerą į akis, nes ir panas labai daug norėjo fotkintis, filmuotis, tai tiesiog leidom laiką kartu. Tai čia pirmą dieną, matot, esam parduotuvėse, tai lėkiam šopintis,
užeidinėjom į parduotuvės, kurių galbūt nerastume Prancūzijoje, kur blizga, kur gražios dekoracijos, tiesiog vaikščiojom ir žiūrinėjom. Tai norėjau, aš žinokit, šopintis labai daug, bet spėkit, nieko nenusipirkau absoliučiai. Čia dabar, kur bus parduotuvė, toj sekančiam video, labai norėjau nusipirkti, įsimylėjau vieną Prados rankinę. Pažiūrėkite, kokio grožio čia yra parduotuvė, tai čia yra vien high-endiniai rūbai, daiktai, yra ir vintažinių, yra ir naujų. Nenusipirkau rankinės dėl tam tikros priežasties, apie kurią papasakosiu vėliau. Vous m'attendez pas, hein? Non. Je fais ma live. Taip, tai ten čia užėjome restoranėlį, brunčo pavalgyti, šiaip nebuvo labai nice, vadinasi Sketch, labai populiarus restoranas, bet nežinau, man nepatiko. Aišku, dekoracijos buvo labai nice, tai čia yra tūlikai kiaušiniai, kiekvienam kiaušinėje po tūliką. Čia kol panos šopinusi, aš tiesiog jau pasivaikščioti sofą. Labas visom, tai žinokit, nelabai filmuoju, per šią kelionę galvoju, gal biškį daugiau pafilmuosiu, bet su draugėm nesam labai puikios energijos ir iš tikrųjų buvo varginanti kelionė. Pertraukė mus barmenas, tai sakau, nedaug filmuoju, nes šiaip pakankamai pavargusios esam, tai tiesiog enjoyinam Girls Weekend, tai visą dieną šiandien šopinomės, matėt, kur pavalgėm. Ir tiesiog pafilmavau šiek tiek tokių kadrelių, kad bent įsivaizduotumėt, kur einam, ką darom. O dabar atsisėdam išgerti po kokteilį, lėksim namo, ilsėtis ir ruoštis dinerį. Dar verta gal paminėti, kad šį savaitgalį Londone man buvo 3 mėnesiai jau kaip laikiausi Carnivore Diet. Tai šitas kokteilis buvo mano pirmas čytinimas po 3 mėnesių. Čia su panom jau lėkėm ruoštis į dinerį. Tai dinerio liktais ir nepafilmavom, varėm į restoraną Čioto Matė, tai yra azijietiškas restoranas, labai skaniai pavalgėm. Čia užėjome į klubą Maddox, tai čia yra vienas iš populiariausių Londone, vien vaikai, tiesiog labai jauna publika. Dėl šito klubo čia jau kitas Cirque du Soir, man jis labai patinka, jį žinau jo labai nuo senai. Tai vis laiką būna tokie gan ekstravagantiški šou, čia dar toksai light, bet nežinau, man patinka. Čia tas restoranas čia to matė. Ir čia tiesiog, aišku, mergaitiškos fotkės, čia toj ateis video irgi iš Cirque. Na ką, matau, jau kitą dieną beveik nieko nenufilmavau, labai nedaug medžiagos. Tai greit papasakosiu, vėlgi dienos metu daug labai vaikščiojom, užėjom, nes mano draugė Anei tai buvo pirmas kartas Londone, tai ėjom žiūrėti Big Beno, London Bridge, Buckingham Palace ir visokių tokių žinomiausių objektų Londone. Čia radau labai fainą Chinatown restoraną azijietišką, tai kam įdomu pavadinimai, visi tai tikrai rašykit, su mielu noru papasakosiu. Čia, aišku, į busą ėjom, Anė buvo labai laiminga pirmą kartą Londoną su autobusu važiuodama. Juokiuosi dabar, kad po šito video daugiau ir jokių nebėra. Tikriausiai labai buvau pavargus filmuoti, tai dėsiu kelias nuotraukas, kad tiesiog pabaigti pasakojimą apie Londoną. Tai jo, tą prieš paskutinę dieną, kaip ir sakiau, labai daug kur vaikščiojom vėlgi. Ir nueidavom po tarp 20 ir 30 tūkstančių žingsnių. Tai grįžome namo, susirašėme į restoraną Amazoniko. Amazoniko aš labai mėgstu. Tai vienas iš mano mėgstamiausių restoranų, jų yra keliose šalyse. Tai pirmą, kurį lankiau, tai buvo Madride. Labai fainas experiences. Čia matot, tuktukų varom namo iš klubo, kuriam buvom po Amazoniko. Tai vėlgi labai jauna publika buvo, labai nusivyliau Londono naktiniu gyvenimu. Nežinau, gal ne tuo laiku atskridom, ar kas čia buvo. Bet tikrai labai jauni žmonės, 18-20 metų. Grįžom namo, tada kitą dieną vėl buvo vaikščiojimai,
lėkėme Mayfairą ir tas jau tikrai labai prabangias gatves, prisėdame kavinę išgerti kavos, daug plepėjom ir lėkėm po to į oro uostą, labai vėlai grįžom namo. Tai tokie mano įspūdžiai iš Londono. Jeigu, aišku, kam įdomu dar kartą visi adresai ir kur mes buvom, tai tikrai rašykit, su mielu noriu parašysiu jums. Tai gero žiūrėjimo, bučkis, iki kitų vlogų.